Labą dieną. Sveiki, va čia į dešinę ir į patį galą ir kuo glaušiau prie kitų. Gerai, tenais, ne kažkaip? Gerai, ačiū. Mano žmogau. Žemą, čia sako, tu draugelį palikai vietą. Nu jo, čia mūsų sako irgi atvažiuos draugelis, gal gali užleisti. Nu nebūčiau, nu tai jo, nu tai kam. Kaip savaitė, kaip nuotaika, kaip žmona. Kada vaikai. 400 dalyvių. Nu, 4 esas. Sako, tu į galą važiuok 400 dalyvių. O. Va čia. Orientacija čia. Be orientacijos mes. Jūs pildykite formas pradžiai. Oi, kiek tu pažiūrėjau. Bet reikia gražinti, sakė, Ką? imam pastalą. Ne, imam bačką, beterį. Beterį bačkanas. Pabrauk. Vardas Liudvikas. Bet belia koks. Aš irgi to, ką norėjau. O tai aš galėsiu pasimtas rankų apsaugos, man tai jos tik, žinai. Aš ant Yamahos dėsiu. Ką? Du matai senį. Labą dieną. Sveiki, žiūrovai. Sveiki visi. Atvažiavom į Enduro fiestą. Rūkla. Rūkla. Belė kiek žmonių iš tikro? Kiek sakė 400 dalyvių? Tokiam renginiui dalyvavom, kur daugiausiai turbūt dalyvių. Ne? Jo, tai gal ir smagiausia bus. Tikiuosi. Kuo daugiau, tuo smagiau. Ne vieni mes klimsim, ne? Mes neklimsim. Mes neklimsim. Manau, klimsim. Aš praeitais metais, mes šitam renginį esam dalyvauję praeitais metais, tai su softais. Tu važiavai su... Aš suvažiavau su BMW GS-u. O aš su Yamaha XT6. Tai buvo labai blogai. Bet buvo smagu. Buvo smagu, vos išlupom mes tos mocus vieną kartą įstrigom, bet hardų mačiau, dar sunkesnė buvo. Ja. Tai dabar gerai turėtų būti. Sutvarkai mocą? Jo, ledas važiuoja. Pakeitei tepalus? Ne, dar nelaikas. Aš pakeičiau, bet pusiau buvo juodi, pusiau raudoni, nu, tipo, pusnauji tokie atrodė. Nors paskaičiau, kiek 8 valandas, man atrodo, gal išvažiavau. Iki 8. Bent jau aš tai iki 8 išvažiavau. Bet, pavyzdžiui, 7,7. Ant to varštuko? Ja. Tai ant magnetuko buvo drožlių. Buvo. Tai nežinau, čia gerai. Gal jie po kiekvieno karto būna drožlių turbūt. Nu, turėtų tai būti, ne? Po pirmą kartą, po kiek čia renginių, čia 4 mūsų jau dabar. Mūsų 4. 4 renginys, tai pirmą kartą prisirašiau išplauti ir išpurkšti naujai filtrą. Tai 4 renginius atstovėjo jisai. Nu, geriau vėliau negu niekada. Nėra ko didžiuotis, bet, nu, turim. Nu, tu padarėjai. Dabar padariau bent. Ja. Čia kiek maršrutas 100 km ir plus orientacinis, tai orientacinio neėmėm ten to įskaitinio kažkokio taško, ne? Neėmėm, imėm pigesnį variantą ant 10 eurų. Ant 10 eurų pataupėm, nu tai 20 ant 2. Ja, mums su navigacija yra blogai, tie telefonai nėra geriausias variantas, tai dėl to taip ir nusprendėm. Nes po 100 kg bus su navigacija. Nu, realiai navigacija viską. Tai mes ties 5 kg jau neturėsim tų navigacijų. Nu, jau bus įsikrovę, tai mes pagalvom, kad navigacijos kol neturim, tol nedalyvausim tose tokiuose orientacinėse. Bet va, kaip sakai, šiandien mūsų 4 renginys, baimės mažiau. Aišku, mums tokiuose gerai sekasi, nes daug tiesių, žinai, tai galvom, kad gerai varom. Kitą savaitgalį išsiaiškinsim, ar kiek mes išmokom per šitus 2 renginius, kai bus gegužės 2 bus cross country 4 etapas, tai ten parodys. Cross country jau buvom, tik aišku nebuvo automoto parke. Toj trasoj. Nieko mes nebuvo realiai. Čia vienintelis renginys, kur esam buvę ir tai su softais visai kitam trasoj buvo. Praeitais metais jo net. Rudeniukė. Jo. Kitą savaitgalį 2 renginukus, tai gegužės 1 į Dzūkijos kalvas važiuojam sezono atidarymą. Daro, paskui varom į cross country 4 etapą, į automoto parką. Tai aš manau geras apšilimas bus Dzūkijos kalvose mum. Ja. Ir tada kalsim. Kiekvienas renginys geras apšilimas. Jo. Tai manau, kad turėsim duot normaliai, ne? Nu, aš manau, kad gerai turėtume varyti cross country. Turėtume geriau. Bet aš mačiau jau kėlę, kad gali šį savaitgalį daryti ten apšilimą. Tai mačiau padangų pridėję. Ja. Bet aišku, ten ištaškyta bus. Kol mes davažiuosim iki ten, tai turbūt jau tarpai bus išdaužyti. Bet atrodo tai įspūdingai, tikrai tarselį, ne? Susimatom po varžybų tada. Ja, aptarimą. Po varžybų susimatom, ne? Gerai. Nepataikėm. Ne? Susimatom po varžybų, jo. Neišėjo. Susimatom po varžybų, jo. Liet, nu. Susimatom po varžybų. Po varžybų, senė. Susimatom po varžybų.
Sveiki atvykę į Enduro Fiesta 26. Yra jau praėjusios 3 dienos nuo renginio. Tas įrašas yra įrašinėjimas antradienio vakarą. Tai pačiam jau įdomu, nuslūgus emocijom, nuslūgus viskam, pasižiūrėti, kokiu nesąmoniu buvo čia pridaryti. O jų buvo tai tikrai. Buvo momentų, kaip norėjom ir užmušti ūsą eilinį kartą. Buvo momentų, kai ūsas norėjo užmušti mane. Mes tai dabar ir pamatysime. Taigi, organizatorių paprašymų visi kolonoje atvažiuojam į starto pozicijas, iš kurios mus visus paleidinėjo ir duoda signalą mums su ūsu išvažiuoti ir mes išvažiuojam. Tai komandai esam su ūsu tiesiog dviese, matėm, kur yra ir 4, ir 6. Limito nežinau, ar buvo pačios komandos didumo, bet tikrai žinau, kad nebuvo galima važiuoti vienam. Dulkių debesų eilinį kartą kamera neperteikia, bet važiuoti už kitų dalyvių smėlio atkarpose buvo tikrai sudėtinga, nes visiškai nesimato, kas priešais tave yra, koks gruntas, ar ten yra duobė, ar ne duobė. Tai jeigu kažkas labai stipriai priešais tavęs pakelia dulkes, tai labai stipriai lėtini greitį, nes tiesiog baisu į kažkokį, ar tai duobę, ar tai kokį prūdą įkrist, niekada nežinai, kas tam prieš tavo akis būdavo. Tai dedame vietą tos. Pirmi kilometrai, tai yra labai daug tiesiųjų iš tikro. Čia turbūt toksai, kaip buvo padarytas, kaip ir apšilimas į toliau einantį, tokias gal galima sakyti techniškesnius ruožus, bet pradžiai mes turėtume tokio daug smėlio, daug po tokių gruntų, didelių provėžų, asfalto biškį. Tai čia gal organizatoriai padarė, kad būtų mums apšilimas. Aišku, mes ne viską sugebėjom ir paskui dabar nuotrauką žiūrint, mes nedalyvavom orientaciniam pačiam tenais, kur laiko nuėmimo sistemų su kontrolės punktų taškais. Mes šitame nedalyvavom, nes mes neturėjom GPS-o. Tai ten matėsi, kad dar įdomesnė trasa buvo padaryta. Tai dabar gal biški ir gaili, nes Pirma bėda, nes jeigu pamatydavai kažkokią eilutę miške, suprasdavai, kad ne prieš gerą. Tikrai ne prieš gerą. Va, vienas dalyvių būrys sugalvojo, kad nebelauks tiesiog. Pabandė pro dešinę pusę, tai jie tam ilgai paskui dar sėdėjo. Mes sakėm, važiuosim, kur visi važiuojam. Kažkaip pradžioj buvo tarp baisu. Tai matėte, motociklą biškį žemyn pasistūmiau, nuo viršaus dėjau gazą. Ir lipu. Realiai čia lipau su kojom, net neužvažiavau, o užropojau, galim sakyti, aš į šitą kalną. Tai tiesiog su tom kojytėm bum į šonus ir tiesiog užlipom. Neatleis gazą, neatleis aš saunolis. Čia čia tik pradžia, už tą tūsą aš motyvuoju. Gražius žodžius jam renku. Kur varom? Mes čia esam stipriausi draugai, o paskui gali būti ta draugystė ir pusė strigo pamažės. Kakavai, aišku. Kaip matote, džiaugsmai labai dideli, nes mes ten apie 10 minučių buvom prastovėję. Ir visi, kas bandydavo daugmaž, ten koks 9% užstrigdavo. Tai mes, kai su ūsu iš pirmo karto pravažiavom tą upelį, tikrai labai savi didžiavomės, kad nebuvom tie, kurie užstrigo. Tai užmotyvuoti. Nepraliek. Aš praliek. Jo, pas mus komanda, mes su ūsu negalim normaliai nieko daryti, taip kaip turi būti, tai aš važiuoju pirmas, nors navigaciją turi ūsas, o ūsas važiuoja už manęs. Tai aš, aišku, dedu per gazą, išdegęs akis ir dažniausiai pravažiuoju kokius posūkius, o ūsas man iš galo paskui rėkia, kad aš ne ten nuvažiavau.
aišku, aš priekį važiuodamas dažniausiai laikydavausi to pačio principo kaip ir anuose renginiuose. Tai važiuoti pramintais takais, tai važiuoti ten, kur jau kažkas važiavę. Tai visada stengdavausi ieškoti proveržų, kažkokių keliukų, kur matosi motociklo žymės tenais. Ir aš tenais lėkdavau, o kad kiti grybaudavo ir ne ten važiuodavo ir mes paskui pagal juos nuvažiuodom. Nu, tai čia jau būdavo. Na. Va, priekį. Selis biškai turėjo strigimą, man atrodo. Pirmą tokį mažesnį. Bet visi kapstė. Nežinau, kur aš stoviu. Kur važiuoju tiesiai? Atsargiai. Stengiuosi jūsų visada apduoti žinią, ką prieš pirmas važiuodamas, ką pamatau. O, atsargiai. Virutį čia. Nu, čia dažnai pas mane, būna tie tokie neįvertinimai, kas yra už kalno. Aš nematau, kas už to kalno yra, bet aš vis tiek lėkiu, aš noriu to tokio mini jumpo, mano to didžiausio, kokį aš moku jau. Tai važiuok ir viešiai. Tai aš ir lėkiu, noriuosi, kad padžempit. O kad ne visada tenais kitoj pusėje būna tas labai gražus nusileidimas, nebūna apgalvota pas mane. Ir dar kas keisčiausia, kad praeitais metais važiavom su softais, šitoj pačioj vietoj su BMW GS irgi, bet ten, man atrodo, ir teškiausi aš nukritau, nebuvo stiprus smūgis, bet nusiverčiau. Važiuoji tą? Tai mano, kaip matot, nelabai aš pasimokau iš savo klaidų. Dešiniau čia. Susiradęs vieną iš lyderių dabar. Lyną turi žmogus. Dabar tik žiūrint po video, matau, kad galvojau pradžiai, kodėl jis tam taip guli, kas jam atsitiko, o jį matosi, kad motociklas suspaudęs, nukrito ir užspaudė. Man atrodo, čia bus dabar. Jau. Nu, neaštriausias peilis stalčiui, tikrai neaštriausias peilis stalčiui čia su sprendimo priėmimais su tešlom. Bet kažkaip čia reikėjo sukti situacijos. Pagaudavau tempą, jau, mano vadinamą tempą. Aš pagaudavau to tempą ir aš kažkaip nenorėdavau jo numesti. Man patikdavo greitai važiuoti, man patikdavo bandyti greitai įveikti kliūtis. Tai aš visada stengdavausi, kažkas užstringa, stengdavausi kažkaip aplenkti, surasti kažką. Tai to pasekoje dar daugiau prisidarydavau nesąmonę. Važiuojam pro čia, kur jie važiuoja, reiškia čia. Visas pjauna. Varyk. Negadame. Iškrito bėgis jų. Čia jau sakau, kad ponas Liudvikai pas jūs bėgis turbūt iškrito, į neutralų įsijungė. Gražiai aš jam palinkiu, kad tiesiog įsijungtų bėgį. Ir Usas rauna tiesiai. Aš jau matau iš šio motociklo, kad tas tiesiai manęs nežavi. Galvojau, pasirinksiu kažkokį kitą kelią. Palauk dabar, man reikia įsimušti. Kur man reikia įsimušti? Nu, aš čia bandau toks protingesnis pabūti. Aha. Primetu, kokį čia reikia planą padaryti, kaip važiuoti. Bet eilinį kartą gaunasi, kad važiuoju ir tiesiog važiuoju. Aišku, sąlyginai stengdavausi daryti tokį dalyką, kad nevažiuoti kitų motociklų išmintų tą provežą. Ypač tešlose. Stengdavausi daryti savo. Tai pem. Kai kur sėsdavau, kai kur nesėsdavau, man dažniausiai skaitydavau, kad pasiteisindavo. Aš ir važiuodavau taip visada. Varai. Uselis buvo strigęs normaliai. Toj vietoje jam padėjo kitas dalyvis. Tai biškį palaukiu ir susitikom vėl. Tai tas biškis strigimas Uso, kaip matot, iš jo nugaros ir aprangos, gal ir ne biškis buvo, bet nugara tai gražiai nusidažė. Irgi eilinį kartą grįžtam į finišą. Visi švarus.
Nu mes dviese, nu kai nesuprasi iš kur. Mes praeitais metais su softais važiavom, grįžtam su softais, mum organizatoriai klausė, jūs sako, hard maršrutą važiavot ar kokį? Nu mes kažkaip švariai negalim, mes įsivoliuojam, įsitaškom, nu tiesiog turbūt, nu mum taip jau lemta čia voliotis visuose purvynuose. Nu, bet mums smagu, mes vis tiek. Emocijos. Confidence pradžioj važiavau, dabar tai kažkaip reikia atsistojus važiuot, kad spausti. Smėliukas, nu, O, tešlas. smėliukas visai negazina. Galiu, visą šitą trasą, maršrutą, aišku, čia tai maršrutas dažniausiai tokios kaip ir tiesiosios su tokiais momentais, tai, visada stengdavosi stovėti. Ir paskui tą tokį pagavau smėlio tą važiavimą, kad paskui pats norėdavau stovėti smėlyje, nesuprasdavau, kad tik atsisėdu, man motociklas dingsta iš po kojų. Tai tiesiog visada stovėdavau. Taigi laukiam naujojo lyderio. Pas mus lyderis būdavo visi atsitiktiniai žmonės. Mes, aišku, esam buvę su lyderiais. Labai daug sutikdavom kitų dalyvių, kur irgi ar telefonai įsikrovė, ar navigacijos neveikia. Tai mes važiuodavom paskui kažką, arba kažkas važiuodavo paskui mus. Tai yra buvę, kad ir paskui mane važiuoja vieni, yra, kad paskui Usą važiuoja vieni, paskui mes susirandam kitą lyderį. Ir paskui po kokį 20 minučių važiavimo suprantam, kad tas lyderis pats navigacijos neturi, jis tiesiog važiuoja irgi belė kur, tik tai kur mato pagal dėžes. Nu, tai va taip ir darėmės. Tai bet smagu būdavo tokios kaip visai patikdavo važiuoti krūvoje, tai tenais tokia ir konkurencija jausdavai, ir bandydavai pasilenkti, matosi ir jie nori pabandyti geriau tave aplenkti, tu bandai, tai labai patiko. Tai mes su ta hebrytė ten pavažinėjom kokią valandą laiko gal važiavom ir paskui mūsų keliai kažkur išsiskyrė, ne aš negaliu atsakyti kur. Stengiuosi va kampai šaknimis biški daugiau, kad į pačią tą rievę nelysti, kad neustrikt man. Atvažiuoji pas mane? Atvažiuoja jis. Aišku, čia pasirinkau vėžę paskui. Sakiau, kad nesirinkau, bet sakau, ten. Čia ateina informacija, kad Usas strigo. Einu aš Usą pasitikti, bet Usas pasižiūrė, kad jau pats įsitraukęs motociklą. Gerai, jaunuolis. Gerai, varai. Spaudi, dirbi. Gražu. Nu, davė, Uselis tikrai davė, Ir tokie pirmi simptomai, kad kažkodėl tas motociklas nenori purtis jo. Aišku, mes dabar pagalvom, kad biškai gal tas motociklas nenorėjo purtis, dėl to, kad jisai užkaitintas jau nenormaliai būdavo, vis tiek ant gazdų pareina ir jisai gal kažkokia apsauga yra, kad po negali jo užkurti, nes jis dabar kažkokiai temperatūrai yra savo jau per aukštoj. Gal dėl to. Nu, čia reikėtų, kad jau jūs mums paaiškintumėte. Prarandi kontrolę, sėdė. Sunkiai. Aš taupau jėgas smėlynui, bet jėgų būt. Jo, mes žinom, kad kažkurio etape bus Sahara vadinamoji rūklos, kur labai klampus smėlis. Ko mes dar, aš pavyzdžiui, baisesnio smėlio nesu važiavęs kaip sandboxe, tai man čia visur gan sąlyginai, kaip man, buvo lengva važiuoti per tą smėlį, nes sandboxe aš klampesnio smėlio nemačiau iki dabar. Aišku, gal taip kaip pirmas renginys, tiesiog aš atsimenu labai jau, tiesiog jau gal įsivaizdina man labai galvoje. Kažkada dalyvausiu vien sandboxe, bus aišku. Tai labai stengdavomės per keliuką važiuoti visur ir mokintis ant to smėlio stoti, duoti gazo, nes žinom, kad kažkada į Saharą važiuosim.
Ir mes tam ruošimės. Tai turim vieną jau Rūklos poligono kampą. Jau čia smėlis biški, bet dar nebuvo toks baisus. Nu, sakau, sandboxo dar neturėjau tokio smėlio kaip sandbox. Jokiam renginiui. Nu, čia va ir irgi didelė kompanija. Ir navigatoriaus kaip ir nežinom, ar yra navigatorius. Tiesiog va vienas pasidavė į dešinę pusę, nu ir visa ta gauja pasidavė į tą dešinę pusę. O ar teisingai važiuojam, nieks niekada nežinodavo. Bet kažkaip išvažiuodavom. Čia norėjau raut per šoną, bet užklimpo dalyvis, įsigandau ir pats sustojau. Nu, man būdavo. Kažkaip, kai aš pradedu galvot, ką aš noriu daryti ant motociklo, tai labai, nesąmonė gaunas. Jeigu nesigauna man natūraliai, aš pradedu galvoje apsvarstyti, kad tipo, gal dėt, gal nedėt, gal dėt ir strikt taip. Nu, tai nesąmonė padarau, tai dažniausiai stringu, nusiverčiu ir dar kokią nesąmonę padarau. Tai stengdavausi visada taip, jeigu jau darau, tai užtikrintai daryti, nes jeigu tik tai mėtausi, tai nesąmonė. Ir dabar kur kairėn? Aš tai važiuoju kaip per dulkės žiūri į priekinį, kaip motose dirba, žinai, ir duobė. Šitoj vietoj, va, šitus žodžius sako, aš atsimenu, kad aš matydavau, dabar kai čia važiuoju, tai tik tai to dalyvio šalmą. Tai aš tiesiog žiūrėdavau jo galvą, kokiam lygyje horizontui jinai vaikšto. Ir jeigu aš matau, kad jisai pasėda, reiškia, kad didelio duobė priešais yra. Per kamerą atrodo, jisai visiškai šviežiai matosi pilnas, kai tu važiuodavai už jo, nesimatydavo visiškai. Nei kelių nesimatydavo, nei jo. Tai čia visokią štriukų bandydavau naudoti. Ir tos triukus visada sakydavau ūsų kaip naudot. Jis klausydavo manęs ar ne, nežinau, labai sunku pasakyti. Čia mažink bėgį. Mane provaža kaip išmeta. Viskas gerai. O, vyručiai. Nu, čia į tokį durpyną. Važinėjom į tokį durpyną. Tai yra epizodas, kuris kainavęs daugiausiai jėgų mūsų ūsų. Čia į kairę mum? Tai čia turim arčią proskiną. Jeigu drąsus tiesiai sako važiuot. Nu tai po tokių žodžių tos drąsos aš neprisidėjau man tikrai. Tai supratom, kad visi važiuoja arba į kairę, arba į dešinę. Nieks nevažiuoja tiesiai. Tai pasižiūriu, kad į kairę važiuojant visi stringa. Šiuo momentu ūsas kažkur už nugaros vartosi, man atrodo. Jo, ten matosi kažkur ten vartosi jisai berniukas. Į dešinę pusę stringa. Ir dabar sunku nuspręsti, kur aš noriu važiuoti. Ar į kairę, į dešinę. Galiausiai po 5 minučių rėkimo, kad jis nenori mano pagalbos, aš vis tiek atėjau. Vis iškrito tau įsidėk. Nu, padėt, draugelį. Ką aš taigi? Taigi nesvetimas, draugas, nu taigi padėt. Duokit, padėsim. Nu, va, jis svetimas kitiem, bet va, atėjau ir padėt. Nu, čia matyt man atėjo ta, gerumo valandėlė. Gerumo valandėlė atėjo man, aš čia pradėjau visiems padėti. Nėruška. Gerai, varau. Nu, ką? Sprendimas priimtas, kad važiuosim pro dešinę pusę. Kas galutiniam rezultate supratom, kad kairiai pusiai tik įveikus tik tai va tą balą, iškart sausai parvažiuoja, o dešinę pusę kai pasiimi, nu tai čia turi 100 kokį metrų kapoti va per durpę, per tokį, nežinau net kaip pasakyčiau, per tokias, patys mato, labai sunku, pamiršau tą žodį iš tikrųjų,
čia turi gazą, vat visų laikyti. Atrodo sausa, atrodo, kad kai gali važiuoti, bet būna įkrenta mocas ir viskas. O, gaziuko atrodo duosiu. Bamt, bala. Nu, iš kaip, iš kur, kas, kaip. O dabar man Nu, čia atėjo kokią balą šoku. realizacija, kad, nu, tipo, kainuos, šita klaida mums kainuos jėgų. Ar bandoma toks galvot, kaip čia ką daryti. Tai vat vis va į dešinę pusę, kai pasirinkom, va taip tu važiuoji. Čia tokia kaip nežinau, durpė čia su vandeniu sumaišyta, ar kaip čia pavadintai. Visą laiką reikėdavo dirbti, nes visada įklimsi ir klimdavai, kai kita pusė tik tai pravažiuodavo pro kairę pusę ir jie tiesiog kietų paviršim ir išvažiuodavo. Tai mes čia vat kokią valandą laiko sugaišom dėl to, kad, nu, kažkas, nes nevadinsim vardais, bet kažkas priėmė blogą sprendimą. Nežinau kas, bet priėmė kažkas, kad į dešinę pusę reikia važiuoti. Ir pjauna. Ir atrodo, va, jau sėdi bičiukas, aš iš karto tada į kairę stengiuosi. Ir atrodo sausa, va, kiek čia pavažiuota, bet sminga tai nenormaliai. Nu, taip sunku įvertinti paviršių. Tai aš pagalvojau, jau beveik jau išvažiavom šitą ruožą. Gal pabūsiu protingesnis, važiuosiu, trumpinsiu kelią. Va, matote, žmonės šalia, viskas jau išvažiavimas. Nu ir va, ratą paskandinau. Pusę moco sulindo. O. Pabijau tenais važiuoti, nes pamačiau, kad vandenuko yra. Nu tai išvis į balą įgrūdau aš tą motociklą. Tai. Man kolegos, kiti dalyviai sako, gal padėt. Tuo momentu negirdėjau, ką sakė. Man pasigirdo tuo momentu, kad skęsta mocas. Ir aš taip jį atsisuku, kai palikau pailsėt. Nu, atrodė, kad tikrai sminga jisai žemyn. Apkarpyta medžiaga. Nu, gan ilgai aš čia bandžiau lupt. Ir aš supratau, kad jis ant tiek nusivakumavo, kad aš jo niekaip neišlupsiu. Nu, niekaip neišlupsiu. Bet tada šviesa tunelio gale ateina kiti dalyviai, tiesiog padėjo išnešti jį. Laisvai jung. Buvo. Aišku, stresą patiriu. Gerai. Net laisvos nemoku jungti, bet... Pro čia varyk, nevaryk. Važiuok toliau. Prašau. Ačiū, Hebra. Blemba, netikėjau, kad taip giliai. Jo, tai mano sprendimas... Tai gerai, kad aš dar nemoku to greičio tokio stipraus laikyti. Tai aš jeigu būčiau tenais įsibėgėjęs, nulėkęs, nu tai aš manau, kad tas motociklas būtų paskendęs. Va, kiaurai šlapės. Palaukęs apie 20 minučių ūso, ėjau 100 metrų atgal to keliu, kur pats atvažiavau, ūso pasimti. O ūsas čia geroj, čia vietoj maudosi. 1, 2, 3. Jis įsikasė rimtai. Bet aš kėliau už čia net. O, geriau, man atrodo. Aišku, mano bus sprendimas tarp priimtas, kad ateisiu padėti ūsui be pirštinių. Nu, tai labai man nepatiko tas. Irgi kažkokie dalyviai atėjo padėti mum. Paskui, kai ilsėjomės, sakė, mes jiems skolingi pagalbą, bet mes jų paskui ir nebesutikom. Tai dar ta pagalba yra skoloj, kažkada gal gyvenime sutiksim ir padėsime jiems taip pat. Tik nenumeskite balą. Aš jau šiaip nusikalęs esu. Gal taip netrodo, aš jau nusikalęs esu. Ir aš jau ūsų pradedu sakyti. Berniukas. Matai kokio gilumo. Sakau, berniukas, čia jau nebeklimdavo. Žinai, nu jau tipos sveriam biškį. Nes, sakau, jėgų kainuoja belia kiek. Ir aš sugalvoju, kad einu aš į priekį, rodysiu jam kelią, jisai važiuos ten, kur aš jam rodau kelią. Tai gazą laikyt, nu. Nu, tai kiek mes čia pavažiavom? Tai taip turėjo būti. Nu. Iš emocijos, nu, tikrai nesu patenkintas. Sakau, Liudvikai, man nepatinka, kad jūs užklimstat pastoviai.
Tokiais va žodžiais aš į jį kreipiuosi. Ai, Dar iš čia prisispaudė savo koją su šaka. Galvoju, aš jam padėsiu, galvoju, čia va. Jau jėgų neturi, mano draugelis, tai vat, op. Gerai, paims. O, jau ir mano pagalbos nebenori jau. Čia mes gerai. draugystės Dabar išbandymai aš buvo palaikysiu. čia mūsų. Pastatyk. Pas mūsų su Ūsu dar yra Pastatyk, aš tokia galą panešiu paskui. jauna draugystė, tai mes dar Opa. Opa, dar va dabar kaip turėtų neiti. viens kito labai nepažįstam, tai mes čia, aš manau, kad čia mes čia abu geriau bus. valdome 100%, nes Anasis norėjo mane, aš jaučiau, Čia kad jis norėjo sausa. mane biški Nu čia kaip kitais žodžiais mane Palyginus darysim naują kelią. pakalbinti šio. O aš tai tikrai kitais žodžiais norėjau momentais pakalbinti. Nice. Na. Vėl 2 metrus pavažiavom. Nu, Auris vis aišku savo darydavo. Manydavau, kad, nu, aš taip galvoju, Paverčiam. kad Ūsas gal per daug užlauždavo tą gazą ir jisai visada įsikasdavo. Sėsk. Nors tar šiuo momentu, kad aš čia belekai pavargęs, kad ir Čia belekai turėtum nesmigt, keikdavosi čia, Nu, aišku, aš jums gali kažkodėl slykt, vis tiek irgi sakydavau, nes taip galvodavau, Nes kai kad dešiniai, kairiai tau bus. laikyk gazą, laikyk gazą. Dešinė. Nu tai gal aš ir Nes pats tenais prisidarydavau čia tokių nesąmonių, bet nu vat, va, Nice. dugnais, va, eina. Gerai. Čia va. Bet Ir gerai. aš tik Dabar galėsi nusisuku, tiek nepjauti. aš tik tai nusisuku nuo Antrai Ūso išjungsi, ir išgirstu tą pavyzdžiui, tik ir išvažiuok. užgesimą motociklą. Ne. Man nutirpsta kojos. Ant sėkmės pas. Man iškart nutirpsta kojos. Tai atsisukdavau ir galvodavau, kokiam lygijo Ūsas, kokioj lygijo balos yra. Bet Tai kalniuk ir išvažiavai. Išvažiavom. Po ilgų kankinių mes išvažiavom. Turim nuostolių. Nemačiau. Ūsas sakė kažkur pradžioj irgi labai į didelį tą įkrito vandens tokia kaip duobė ir tam vandenį buvo rastas ir į tą rastą kažkaip atsitrenkė tas fenderis ir sulūžo. Bet kažkaip jūs čia kaip ryte lėtokai važiuojat kaip su hardai. Dar laukia daug treko įdomaus. Nu, organizatorius jau tyčiasi iš mūsų, kad mes per lėtai važiuojam. Nu, kurą tai pylėmės, man atrodo, jo, tarp softų vieninteliai hardai. Bet mes tokie, mums biški laiko reikia, daugiau biški, gal reikia kažkaip įsivažiuoti. Dabar. Manau, per dešinę. Pro kairę važiuoja. O, per šaknelę. O, blet. Tų pelkyčių yra. Čia labai didelė proverža, nežinau, arba pravažiuosim, arba ne. Palauk. Nematau, kaip ten paskui. Ar man sukti kairę? Nu, tai ir pasukau į kairę, pasukau. Aišku, kažkaip aš galvodavau, kad aš važiuosiu ten, kur yra kokių raščiukų, va kaip ir čia, primesta. Nu, galvoju vis tiek, nukritę ant žemės, neduos tam ratui, o smigti žemę. Tai aš kaip strigdavau ant tų raščiukų, tai dar blogiau negu smigdavau į tą pelkę. Man įstrigdavo tas ratas, dažniausiai aš ten nusiversdavau, dar kol ištraukdavau, nepasiteisino, visiškai tai. Nu, žinot, tiesiosiam tai mums problemų nėra. Ir čia momentas, kai Ūsas švenčia antrą gimtadienį. Na. O eik tu gaunas, nu, mirėjai. Tai tu priekį ko nespaudai? Teuselis. Tai biškį reikėjo pasitabdyti. Jis man per interkomą rėkia, nerandu galinio stabdžio. Paskui gale bus pakartojimas, nerandu galinio stabdžio. Ir jis, aš matau, su to koja liečia ir tie medžiai taip artėja, nu galvau, kad jis plos tikrai tą medį. Galvau tikrai nuoširdžiai, kad jisai plos ir mūsų viskas čia reikės greitų kiekvies, nes nei Jūso nebus, nei Liudviko nebus.
Bet jis kažkaip išvairavo, tarp, kaip girdėjot, sakiau, kad kodėl tu priekio nespaudai, nes jisai visiškai be stabdžių. Tai jisai man pasakė, kad bijojo apvirsti. Kaip tai? Nu, randu, kur aš čia prikritinėti man. Nežinau, kaip tai atstrigo. Nu, susijaudinau, kažkokia kompanija irgi dalyvių prisijungė. Aš ten to įtiesioju, nu, erelis, žinai, su jais lėkiu, jau ten greitį laikom, erelis. Nu, erelis ant pačio paprasčiausio posūkio pasirodė tas mano įgūdžiai to motociklo. Nu, aš ten juokiuosi dar, bet ten toks nervinis juokas buvo. Nu, softeliai stovi, nepravažiuoju raščiuko. Nu, su raščiukais man irgi. Raščiukai, nu, aš priekinį ratą kaip ir pramušu pro tą raščiuką. Bet ten, kaip pravažiuoja pusę motociklo, užgesta jisai man. Kaip ir čia. Čia tik tai kaip užgeso. Per priekinę persirčiau. Visas motociklas kai užgeso. Sustojo motoras, tai nu, per priekį. Užgeso motoras ir stojo į vietą, va čia va taip. Per priekį vos persirčiau dar. Irgi. Tai reikėjo daug išmoktos raščiukos. Paskui pravažiuodavau neužgesęs, bet nu, taip sunkiai vis tiek. Ata, nori tiesiai bandyti? Neįsivaizduoju, kaip čia važiuoja, kaip... Ne, ten, visą apvažiuoja yra. A jeigu nori va taip? O. Kelkės geras. Bandydama apvažiuoti, ieškoti tų kelių. Tai mums ten paminėjo, kas žiauriausia, kad ateina pas mumis koksai nors dalyvis ir sako, važiuokit pro ten. O jie dažniausiai važiuodavo per kitą pusę. Tai aš visada tokį nepasitikėjimą girdau. Kurie čia mus nusintė? Va, vidury miškų irgi. Pagalbos reik? Vidury miškų 2 dalyviai. Iš kur, kaip, neaišku. Ir maršrutas yra važiuoti mums va tiesiai, o jie iš kitos pusės va atvažiuoja visai. Vien du. Viens, du, trys. Važiuos, ne? Manau, dar reikia, žinok. Arba gazą duok važiuok, Jo, vat gaz duos, kad tai taip stovinu. ir gazą, lengviau bus. Ne, bus lengviau išėdėtis. Nu tai va čia, mūsų va tas ir principas gal ir buvo, tų tešlinų, kad va kai būsas ir sako, duok gazų ir išvažiuosi. O dalyvis sako, tai kas, tipo lengviau sustumkime, ką aš duosiu gazų užsikas. Nu tai net ir po šitų žodžių, nu ar mum daėjo tas, nu nedaėjo tikrai, iki pat galo nedaėjo. Mes užstrigdavom, mes tą gazą pilnai abiusinam ir viskas. Dešiniau atrodo, žinai, nu pažiūrėt. 3 pravažiavimai ir visiems ragas. Čia reikia, nematėt, kas važiavo per vidurį kas nors? Blet, per vidurį ne, bet per kairę jau visi pravažiavo, bet dabar, žinai, atguliniai duoti Tai irgi. turim pelkę. Pro kairę važiavo? Turim pelkę. Visi važiuoja arba pro kairę, arba pro dešinę. Vidurį? Per vidurį nieks nevažiuoja. Nieks. Kokią pusę valandos čia vaikščiam žiūrėjom, kaip čia važiuoti, per vidurį nieks nevažiavo. Tai va, kairiai pusėje bandomės žiūrėti, kad atrodo važiuoti palei medžius, ne pro tą vėžę, pro gal medžius. Ir iš niekur nieko. Berniukas su 2 takčiu. Per vidurį. Nėra tokia baisi ta bala, žinok, na. Ai, bet ten kita tar bala. Lipa. Žiūrėk, kita bala kaip. Eina jisai. Ten jau. Nu žvėris. Sakykit, ką nori, žvėris. Antiek, va tas, kai atėjo ir tai, kai kiaurai per tą vidurį dėjo, nu čia pusė chebros, kur už nugaros buvo ir čia ieško, kokį keliuką čia važiuoti ir kaip čia išvengti, tai po to bičo visi ant tų motociklo atsisėdo ir tiesiog tai kairė, tai dešinė ir visi dugnais. Nu toks visiems atnešė pasitikėjimo. Ants, nu toks, nežinau, pranašas mūsų, nežinau. Visi pamatė tunelio gale šviesą. Visi. Nes atrodo neįveikiama situacija. Čiulka. Man iš jo pravažiuoti, Žinok. pusą sėdo. Gerai. Šitoj vietoje irgi galvau, kad sėsiu, bet aš iššopau su kojom. Nu, kaip aš aukštesnis esu,
20 cm už ūsą, tai man gal lengviau buvo čia išvažiuoti. Ne, tiesiai stumėm. 1, 2, 3. O, gerai, 1, 2. O, gerai, dar. 1, 2, 3. Dar kartą. 1, 2, 3. Gerai, gerai. Varai. Dirba, ūsas dirba. O aš jau patenkintas draugas, kad išvažiuoja. Sorry, mano kaltė. Ir kitam bičiuliui. Nu, ne bičiuliui, dalyviui sutrukdžiau. Aš nekenčiu tokių, kaip būna. Kaip man tai padaro. Kur tu važiuoji, stabdį, spaudi ir stringi per jį. Nu, tai aš va dabar taip žmogui irgi padariau, bet aš atsiprašau. Jis mane atsisuko, nusižvengė, sako, viskas gerai. Nu, vienu momentu galvoju, dėsi bliūdą. Bet jis atsisuko, sako, viskas gerai, nes, nu, man tai padarytų, nu, tai aš susinervinčiau. Ne, aš nesusinervinčiau, bet aš tikrai susinervinčiau. Aš būna jau tokį pavargęs emocijų, man sunku valdyti. Bet aišku, kitiems žmonėms aš to nesakau ir vis tiek sakau, ne, viskas gerai, bet galvoju, kas dedas. Šunkeliais važiuojam. Jo, tai pačios tos, nu labai daug tiesių. Nu tai kad tais miškiukais. Kažkur vietos, gal starteris kažkur, žinai, pajudink jį, gal atmenukas koks. Ir turim starterį mirusi. Ar iškrautą akumą ir starterį. Tai va čia su rankom atstūmėm motociklą iki šitos vietos, ilsimės dabar. Daug medžiagos čia neturim. Atmintis baiginėjasi. Tai jau mes čia su jūsų kokį 10 minučių pabandėm stumdyti tą motociklą. Nu niekaip neužkūrėm. Mes teoriškai žinojom, kaip užkūrti, bet praktiškai nesam darę. Ar užkurti tau? Užkurti, da. Ir atėjom paprašėm kitų dalyvių. Labai gerai. Ir kiti dalyviai sako, duokit, mes jums užkursim. Tai mes patys norim padėti savo. Tai mes jiem davėm mocą ir jie nuo mūsų pabėgo, trysia. Mes jūsų likom stovėti. Mūsų motociklą kūrė ir tie nuo mūsų to mocų ir nubėgo. Tai va čia ir mūsų išmokė, kad kai sankabą atleidiniai reikia atsisėst. Da, bandyk. Opa. O, buvom. Dar viena patirtis, kurią mūsų išmokė. Nu ir viskas. Gėdos, 20 km gėdos kelias, palei asfaltą, šoniuku gražiai, kad padangų nedrožtų. Pargrįžtam į finišą. Ir vėl nebaigė pilno maršruto. Labas vakaras, šalta. Išsitėsia pirštai gerai. O, žolis dar. Nu, kaip viskas buvo ir gerai. Bet Visada gali būti geriau. visada gali būti geriau. Ja. Nu, esmė, diplomą gavom. Diplomą turim, bet grįžom ne pagal trasą. Ūsui, aš net nežinau, kelintam tai kilometras. Čia net nežinau, ar į pusėje buvom, bet turbūt į pusėje. Daugiau ten rodė maršruto ketvirtadalį šiaip liko. Jau liko ketvirtadalis, Jo, ne? jo. Nu tai paskutiniam tom. Tai dingo starteris. O kas buvo problema, jo ten pelkėsi užkaitindavo, ten dūmai rūko, visą kitą. Jis užkaitintas turbūt neduoda kurti ir važiuoti. Kaip atrodo. Tai nusodinau akumą ir nusprendėm, kad nerizikuojam, važiuojam. Jo, kad paskui klims ir miške reikės Reikės traukti, tai- Be gazo sunku traukti. Jo, tai nusprendėm grįžti Ja. per Gaižiūnus palei kelią. Tai kiek čia, sakė, 8 iki tenais, paskui tar 13 buvo, tai 20 km. 20 kil, jo, bet tai čia per aplinkui keliais rodė. Belė kaip sušalom per grįžinėti. Ja. Važiavom ne keliu, labai padangų gaila buvo, teko ir asfaltu važiuoti, bet turbūt 8 km asfaltu važiavom, ne? Kažkas tokio, jo. Tai jo, tokie. Pats renginys smagu. Šiaip labai daug tų tiesių, labai daug pačių kalniukų tokių. Ir paskui, jeigu įvažiuoji kokius durpynus, pelkę, nu tai ragas. Ką ten dirbi, ten... Sako, per priekį rausi, va tas, kur tu Huskvarnatą. Ai.
per priekį. Ai, sako, rausi per tą visą proskiną. Ir jis lekia ir aš žiūriu. Jo, 100% jau beveik įvyk. Eik, tu gau, visi bijojo tų balų. O jisai va paėmė. Ir aš žiūriu, va taip, bumt. Kai nėrė, tai galinis ratas tik iškišo, bernas įlindo į tą telkę. Aš jau nemačiau, aš savais reikalais buvau. Jo, tu savais reikalais buvau sėdęs. Bet sakau, bernas taip smigo. Skui, ką mes pastebėjom prieš išvažiuojant, šakės pas abu leidžia. Šakės pas abu leidžia. Aišku, čia dabar nuostolių, tai manau, turim normaliai. Ir tą jų mes pilnai... Sulaužiau, šakės, starteris, generatorius, akumas. Akumas, lempa neveikia. Dabar jau veikia, jau susitvarkė jau. Bet paskui, kai pradėjo važiuoti, nebeveikia, atsijungia į kažkurių momentą. Atsijungia? Atsijungia irgi. Tu pradžiai važiuoji. Trumpina. Ir trumpina lempą. Tai Usas tai plasmasių palaužė, dabar priekį nulaužė. Ne, šiaip visas renginys smagus, bent jau man. Smagus. Niekad gyvenime aplamai su mocu nesu tiek gazavęs, kiek čia žvyrkeriais ir pelkėmis, tai irgi toksai... Gal jums neatrodo, bet aš perlipinėjau į save ir kas kart vis daugiau ir vis smagiau man. Šiaip taip stengiamės visada kažkas stipriau. Jau nusprendėm, kad važiuosim. Mačiau ten bičiai jau irgi ten, kamštyje ir vienas ten bandė važiuoti ir kaip įsivėdė tą mocą. Tai gerai atrodė irgi. Ir tada aš tikrai nusprendžiau 100%, ne, čia jau nevaro, nes jeigu užgesime, neužkursim. Manau, kad trumpina, aš ten padeginau laidus ir manau, kad kažkas trumpina ir... Ne, šiaip klaida buvo padaryta mano tą, kad užkaitinau ir iškart norėjau kurt važiuoti greitai ir nusadinau akumą. Aš manau, kad tai buvo. Tai paskui paprašėm berniukų. Berniukai užstūmė. Vyrų. Parodė kaip. Kaip, nesam, kad kaip pabandžiau stumti ant antro bėgio, neišėjo, bet jie pamokė, kad ant pirmo, jie ant antrų stumėm, bet pamokė, kad kai atleidai sankabą, turi sėsti ant motociklo, kad neprasisuktų ratas. Tai davėm tokiam berniukui, tada kaip dėjo ir užkūrė ir iki tol nebuvo užgesintas motociklas iki čia. Batonų nebuvo, nuo medžio abudu susivartėm. Medis... Da, kaip svedžiau tą emociją. Jo, kaip paleido eilinį kartą. Pasimta, kad tam. Vėl paleido emociją mane. Bet nemačiau, kai paleido, gaila, kad nenufilmavau. Galvasi, kad aš atsisku, tu guli prie mane, žinai. Ai, nu. Esmė, kad buvo medis, lygiai būtų mums, o kampuot važiuojam, tai gaunasi, kad nustumė mus, tas žievė. Ir aš nukritau blyną, kelių mocą, žiūriu, guli kažką šalia, kas kartu su manim. Kas, ką duoda smėlynai, aišku, į sandboxą reikėtų nuvažiuoti, kur vien tik smėlis, pasižiūrėti, smėlis stovi ir aš jaučiu, kaip įsilygina mocas. Tik atsisėdu, man pradeda jisai va taip daryti, žinai. Tai tik atsistoji ir jauti, kad, smėlį toks pabiškai mes bandom įvaldyti jį, o žvyrė mums taip ką, mes tiesių dievai, mes kaip visada, žinai, per tuos kalniukus šokinėjom, tikrai smagu buvo. O momentas, kur gau, kad Ūsas mirs. Bet tikrai. Dar karočią sezoną atgyvensiu. Bet žiauriai. Iš mano perspektyvos atrodo, Ragas, tu interkomą rėki, kad neberandi stabdžio ir jau posūkis prasideda ir aš jau matau, kad jis posūkio rievais, va taip eina. Aš jau užvažiavau ant tų samanų. Ant tų samanų ir du medžiai stovi. Ir ta prasme, aš matau, kad jeigu tu nekeisi trajektorijos, tau medžiai Ragas. Ir jisai, matau, ieško pis ir kažkaip, kaip tu nežinau, bet pro šoną pralėki kažkaip tenais. Ranka užsilaužė gazą. Vietoj to, kad atleis gazą, užsilaužė, aš ten... Bet vos išgyvenai, jau gavau mirtis tikrai. Ir tas po to biškai pristabdė, man irgi biškai atsirado baimės. Aišku, šlemba, šlapia, žinok, šlapia. Matai, tepalas. Pasižiūrėk visas. Tai gerai, pradeda lyti šalta, gal susimatom kitą savaitę. Padėt, seniai. Davai. Ką, grįžom. Visas juodas. Norim dalyvauti penktadienį, norim dalyvauti šeštadienį renginiuose. Bet pas abu šakės leidžia. Pas mane leidžia tik viena, pas Ūsą dvi. Kas keiščiausia, kad aš, kai atvažiavau motociklą pasimti, tai nieko nebuvo. Ir ryte nieko nebuvo. Ir nuvažiavus nieko nebuvo, priekaba sausa buvo. Ūsas sako, man šakės bėga. Aš pasižiūriu ir man bėga. Ir labai stipriai bėga. Kas pasiekoje turbūt, nieks nepriims manęs pirmadienį ar antradienį, kad sutvarkyti šakės iki savaitgalio, iki penktadienio ir šeštadienio, bent iki šeštadienio, iki cross country 4 etapo, nes paskui mes turėsim pertrauką iki rudens ar rugpjūčio. Neatsimenu. Labai norėtųsi tą cross country išvažiuoti. Tai nežinau, kaip čia bus. Susipirkęs esu spyruoklę galinę, keisiuosi spyruoklę galinę, nes ne pagal mano svorį labai susėda motociklas ir bandysiu kažką dėl šakių padaryti. Ūsas neteko starterio, dėl ko pasiekoje mes ir pargrįžom. Grįžom jau pagrindiniais keliais, iš karto jungėm beizą, galvom užges kažkur durpinė ar kažkur, pelkiai. Ragas bus, neustumsim. Labai sunku bus. Tai
priimtas sprendimas buvo toksai. Šiauriai pavargiai iš tikro, lupom tos motociklus daug kartų, uselį biški daugiau kartų reikėjo padėti, bet šiaip tai tie patys lupimai tai kažkas tokio buvo. Tikrai patinka iš tų tešlų, patinka galvoti, kaip važiuoti ir kaip rinktis dangą. Taigi, gal susimatysim gegužės 1 Dzūkijos kalvuose, gal susimatysim cross country gegužės 2, o gali būti, kad iš vis nesusimatysim. Gali būti ilgesnį laiko tarpas, kad nepasimatysim. Dabar tokiom liūdnom nuotaikom, tikiuosi jums patiks video, tikrai stengiamės jūsų maksimaliai, kas gaudotės ir kas išbuvo iki galo, žinau, kad tik stipriausiai išbūna iki galo mano video, tik stipriausiai. Gal kažką turi pakomentuoti. Aš žinau, kad kažkoksai yra peiliukas šakių. Aš tikiu, kad ta šakė, akmenukas koks krito. Ir aš mačiau kažkur tik tokia, kad gali tokį plasmasiuką uždėti ant šakės, pakelti viršų, toks peiliuką prasukį ir išvalo šakę. Pakomentuokit, kas žinot, ar tokie padeda, kaip jį naudot. Mums viskas pirmas kartas, tai padėkit mums suprasti, ką mums reikia daryti šitoj vietoj. Ir ką? Ačiū, kad žiūrėjot ir susimatysim tiesiog kažkur į šeštadienį. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Viso.